Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Treneriai, sveikinimai su pergale. Buvo šį sezoną ir didesnių pergalių rezultato prasme, bet šiandien tikrai tokios atrodo kokybiškos rungtynės, gal ne visos 90 minučių, bet ypač pirmas kėlinys, nors ir nepelnėti įvarčio, buvo jūsų kontrolėje. Kaip jums pačiam patiko vaizdas? Patiko. Gal to pirmą kartą, kur mačiau rungtyną, kur atrodo, kad tu turi laimėti rungtynų ir tu laimi rungtynų. Ir aišku, buvo dar to sunkumo gal rungtynų, kai buvo 2-1 ir tos kamuolus ilgas ten pradėjo varžovų daryti, kad pabandyti kelti to chaosą, visai gerai sutvarkom, bet apart to gal rungtynų, sakyčiau, tokie geras rungtynus ir to pirmą įvartį antrą kėlinio pradžią, kur po to dėl nuošalio nuėmė. Gal toks užmygę, atrodo, ėjom, bet po to kaip tik atsigavom visi ir pradėjom žaisti. Bet buvo kokybiškų rungtynių iš daug žaidėjų, aišku. Pirmas kėlinys. Tikrai gerai žaidėt, turėjot ir progų, nepavyko pasižymėti, bet toks vaizdas atrodė, kad be jokios panikos, kad su tokiu žaidimu, ko gero, turėjo tas įvartis ateiti, toks jausmas buvo. Čia yra geras punktas, todėl yra labai apgaulinga, kai mes žaidam. Kai tu žaidi taip ir atrodo, kad viskas eina gerai, tai ir dažnai antras kėlinys po to ir viskas apsisuka į kitą pusę, todėl tu galvoji, kad gerai darai ir užtenka to, bet neužtenka, varžovai vis tiek daro korekcijas ir antrą kėlinį tai nedar sunkiau, tai pirmą kėlinį, kad ir gerai atrodo, aš manau, galėjom dar geriau, aišku, buvo situacijas, kur mes turėjom, aš manau, dar daugiau rizikuot ir aištrint, kad turėjo daugiau progų, bet antrą kėlinį, jeigu mes to nedarytum, arba nebūsim dar šiek tiek greitesnė, aš manau, mes kaip tik dar nebūtum žaidęs gerai. Ir aš manau, antrą kėlinį mes turėjom kamuolį, mes sugebėjom tos atakas, aišku, pavėjų buvo, tai žymiai lengviau, kai vėjas buvo, todėl tos įvartis ir atėjo, iš tos padėjo vėjas, aš galiu taip sakyti. Ir turėjom tos smūgis, net norėjau, kad komanda daugiau smūgotų. Buvom žaidėjas, kur galėjo dar mušti vartus ir visą laiką jos geros buvo, norėjau tai lyg pasą dar kolegų, kartas reikia ir paimti, ir mušti. Todėl turėjom geras šansas ten prie 16 ir būtų gal net rezultatas didesnis ir ramiau pabaigti varžybų. Ten ta antra kėlinio pusė, antrajame kėlinyje tokia permaininga buvo, ar su keitimais laukėt, žiūrėjot situaciją, kaip keisis aikštė, viskas perdėliojot keitimus, kiek buvo neramu, kad žaidžiant tokias geras rungtynes galit likti vos su vienu tašku. Taip, labai neramu, bet kaip treneris tu turi kontroliuoti emocijos ir iki galo jos laikytų, todėl tu turi padėti komandai. Tai jo, norėjom daryti keitimus, buvo 2-0, galvojom pakeisim, žaidėjas šiek tiek pavargo, duodam šansą ir kitiems, atnešti nuo krojų, tada gavom to baudinį ir tada aš turėjom Dovydas atsargoji, bet 2-0 aš būtų gal net nežaidęs Dovydas, bet kai mačiau, kad gavom įvartų vienas, tai komanda reikia Dovydų aikštę, mūsų patyręs žaidėjas vidury ir kur tikrai labai gerai gynės, tai iš karto pakvietam Dovydų, kad sutvarkyti pirmą to situaciją ten ir tada išleidom dar kitas 2 žaidėjas, kad to šviežių kraujo duotų komandą. Aišku, varžovas jau buvo balansuotas ataka, tai žymiai sunku kontratakuoti, bet aš manau, kad žaidėjas jau į aikštę su noru laimėti ir čia yra svarbiausia. Buvo atkarpa ankstesnėse sezonuose, kai su Hegelman nelabai sekdavosi, dabar panašu tampa jums palankus varžovas rezultato prasme. Sunku klausimą, čia galiu prisidirbti su atsakymu. Gerai, galiu pasakyti, kad iš biudžetų prasme gal dabar mes lygesni su Hegelman negu būdavom prieš. Na ir pabaigai, šiandien toks žvarbokas pavasaris, buvo ir sniego apraiškų, didžiulė pagarba ko gero tiems, kurie atėjo palaikyti jūsų. Taip, didelį ačiū, tikrai oras čia šiandien nuo sniego iki saulė ir didelis vėjas, tai vis tiek atėjo ir žmonių, kad ir nedaug, bet tikrai atėjo ir tos, kur atėjo, tai ačiū jiems, todėl vis tiek palaiko bangą ir mes girdėjom jos per vidurį rungtynių, per pirmą kėlinį, kai mato, kad komanda gerai žaidė ir bandė dar mums padėti to ekstra, kad mes įmušim to įvartį, tai ačiū jiems už atvykimą, aišku. Coach, your comments about the game? Yes, in the first half, I think we had a more defensive approach than other days. We were in a mid-block. Due to this, we could avoid the opponent's counter-attacks. We think it worked more or less well, even if we didn't create so clear chances. But later, in
In the second half, we scored one goal that it didn't count. We'll see in the TV if it was right or not. The referee. And after that, I think they scored their chances. They profit their chances they created, and we didn't. We scored one goal. We had a really clear 2 more chances. So that's all. Difficult weather conditions. What you can say about this? Yes, it's not the best weather to play, but it's not an excuse. We had to travel here as well, but we need to keep working and try to score the opportunities we create and try to improve in every part of the game. Vilius Armanavičius finally scored a penalty. Are you happy how your team fight till the end and keep chances to make only 1 point, but point? Yes, that's true. We fight till the end. Also, Vilius fight, and I think yes, we should have scored more goals than what we already did.